Labas rytas. Čia yra trečioji mano kelionės po Centrinę Europą dviračių dalis. Dabar yra 10:11, aš apie 9 valandą išjudėjau iš kempingo. Vienas įdomus dalykas apie jį, kad vakar aš kai atvažiavau, pasitiko mane tiesiog mergina, kuri čiut šnekėjo ten angliškai ir sakė, kad "You will pay when my mother comes." Ir her mother didn't come. Neatėjo ta mama, tai nieko su manim nebesusisiekė, aš ir neturėjau ką mokėti ir nesumokėjau. Tai nežinau, daugiau nebemačiau jokios administracijos visą vakarą ir šiandien. O šiandien po kol kas, pirmus 15 maždaug kilometrų, kiek važiuoju, gaunasi važiuoti šalia pagrindinio greitkelio, kuris artėja iš vakarų į link Prahos. Aš taip vinguriuoju aplink jį, vis prasilenkia mūsų keliai. Aš vis kertu tą greitkelį, pirmyn atgal. Šiandien kalvų yra, bet bendrai jausmas, kad aš važiuoju jau lygumom, nebe kalnuose. Kas yra labai faina, ir čia tiesiog yra daug drėgniau, vešlesni žalumynai, gaiviau gerokai. Šiandien ir šiaip saulės beveik nėra, debesis, tai labai gera atgaiva šiandien. Aišku, nenoriu prisišnekėti, labai tikiuosi, kad taip ir liks vėsu šiandien, nes minti daug lengviau dėl to. Antra dalis šiandien, kai jau nusuksiu vienam pasukime, tai turėčiau pradėti važiuoti jau kalnais, kažkoks nacionalinis parkas berods. Tai dieną pabaigsime maždaug taip. O dabar yra 10:30, dar paminsime apie 2 valandas ir tada pietūs. Jau Praha, bet aš ją pravažiuosiu pro šalį, man nėra ką veikti centre, aplankysiu, kai turistaut važiuosiu, o dabar palei Prahą pralenkiu ją ir važiuoju kažkur žemyn link upės. Tai ten laukiu, mačiau, kad gražus maršrutas turėtų būti. Mano pietų lokacija, o pietums šiandien radau va kokį gėrį. Vietiniai parduotuviai Byla, daug nesitikiu, bet turbūt, kad bent sotus būsiu. Tai po kol kas, kaip ir sakiau, maršrutas šiandienos yra nerealus, saulės daug nėra, tai tikra atgaiva. Va dabar jaučiuosi, kad keliauju taip, kaip norėčiau, kaip įsivaizdavau, kad bus. Tai kiek to bus toliau, šiauriai sunku pasakyti.
Labai mėgstu važiuoti pro mažus miestelius. Atrodo, tada daug kas keičiasi, šia miestelis, 6 km naujas miestelis, 6 km naujas miestelis ir didelė rotacija ir tas labai faina. Kai vakar važiavau, atrodė, kad dykynėm, gal ten ir būna kažkokias gyvenvietės, bet ten jokio jaukumo jose nėra viskas sausa, viskas pilka, geltona ir man ne visai tas patiko. Ir dar radau parduotuviai kažkokį skanėstą. 2 pagaliukai kažkokie ir lazdynų riešutai. Reikia paragauti. Kvapas tai kažkas, lyg tabaką kažkokį uostyčiau. Ale vaflis, ale ne vaflis, bet vidus labai įdomios tekstūros, piure. Labas vakaras, aš jau prisiparkavau, radau stovyklavietę, kurioje aš neplanavau šiąnakt nakvoti, visai kitur turėjau, bet numyniau ekstra kilometrų, nes visai gerai mynėsi šiandien. Ramu, didelė erdvė, buvo tik sunkumas rasti pavėsį, kur daryti palapinę statyti. Man atrodo 4 eurai, plus dušas gal 5 eurai. Išsimaudžiau upelėje visų pirma, išsiskalbiau rūbus ir jau makarus gaminam. Bent kelis kartus lengvesnė diena negu prieš tai. Saulė taip nekepino, didžiąją dalį dienos iš viso saulės nebuvo. Tai buvo vėsu, net momentais vėsu. Tai čia yra pats geriausias dalykas gyvenime. Ir nebuvo šiandien taip kalvota, buvo kalvota, bet sakyčiau, aš tai pavadinčiau lietuvišku kalvotumu, kur jau lygumas. Rytoj turbūt daugiau įleisiu vėl į kalnus. Stovyklautojai, čia dar dviratininkai atvažiavę. Skalbiniai džiūsta, baterija kraunasi. Ir čia kalnas, į kitą pusę kalnas. O va čia upė teka. Šiandien skaičiai tokie. Minta 5:23 minutės, 966, atstumas kilometrais. Didžiausias greitis PM7, realu ir vidutinis 17,9.